Ir nereikia galvoti, tai ką man čia dabar ir valgyti, ir sportuoti, ir medituoti, ir viską čia pakeisti per vieną dieną. Galvojam taip. Mes norim sukurti savo ilgalaikę sveikatą. Taip. Mes to laikysimės visą gyvenimą. Tai gerai duokim savo, kad ir 2-3 metus po truputį atstatyti tą visą, kad paskui galėtume net negalvojant to laikytis. Tai pradžiai galime mes gerai, valgom daugiau baltymų ar tų Taip. skaidulų. Pradedam nuo paprastų dalykų ir kai jau įpratom, išsivystė tas jau kažkoks įprotis, kad net nebegalvojam, pridedam kažką kitą. Ar tas sportas, aišku, kad ir tos kelios minutės. Tiesiog susikoncentruojam į ilgalaikę sveikatą ir tiesiog duodam savo laiko. Ne tai, kad aš čia dabar per kelias savaitės viską turiu padaryti ir jeigu ne, tai dažniausiai tos motivacijos nebeužtenka po kelių savaičių ar ten poros mėnesių ir vėl grįžtam į tuos savo senus. Bet tas yra nebandyti visko keisti vienu metu. Po truputį tiesiog duoti savo organizmui prisitaikyti, naujam įpročiam išsivystyti ir galvot, kad, gerai, dabar keliasdešimt metų aš gyvenau taip, tie įpročiai vieni išsivystė, aš turiu savo duoti laiko tiem naujiem įpročiam ir tikslas neturėtų būti, oi, man čia reikia tik svorio numest ar kažko. Ne, mano tikslas yra susikurti ilgalaikę sveikatą, tas svoris, jisai savaime nukris, kada jam reikės, bet duokit savo organizmui atsistatyti, laiko pailsėti ir tas tikslas turi būti toks pozityvus.